O dabar kviečiu gydytoją Indrę Maliukevičiūtę. Jeigu pavargote, sužinosite, kaip pailsėti. Aš irgi tą patį pagalvojau, nežinau, ar sudarant programą, tai buvo sumaniai nuspręsta, kad jau pabaigai, pavargusiems mums, bus tema apie nuovargį. O rimčiau, tai šios dienos tema mano yra nuovargis sergant lėtinė inkstų liga. Tai pradėsiu nuo truputį anksčiau, ne 93 metais medicinos enciklopedija jau apibūdino nuovargį kaip fizinį ir dvasinį silpnumą, pasireiškiantį dėl įtampos, fizinės ar protinės veiklos, dėl gausaus informacijos rauto, jausmų įtampos, stiprių ar nuolatinių dirgiklių. Yra išskirtas ir chroniškas nuovargis, tam gali būti labai paprastos gyvenimiškos situacijos, nulemenčios tą chronišką nuovargį, tačiau mes, aišku, susikoncentruosim šiandien į tą sveikatos sutrikimų dalį. Tai jokių būdų neatmetant tai, kad mūsų pacientai turi ir kitų visiškai paprastų gyvenimiškų priežasčių jausti nuovargį, tačiau čia kalbėsim apie tą nuovargį, kuris galimai sukeliamas lėtinės inkstų ligos ir ką mes kaip gydytojai nefrologai galėtumėm galbūt padėti šitiems pacientams. Mūsųse aš nežinau, ar mes labai daug apie tai šnekame, bet iš tikrųjų pasaulyje nemažai yra tų tokių studijų, apmąstymų, nes tokia tema gana holistinė yra iš tikrųjų, bet čia vienas iš tokių galimų apibūdinimų, kaip galėtų ta lėtinė inkstų liga būti pavadinta, lėtinės inkstų ligos nulemtas nuovargis galėtų būti pavadintas, bet iš esmės labai gražiai apie šitą temą kalbėjo gydytoja Liučija Parker-Greg. Tai čia jau grįžtam į mūsų šitos konferencijos pavadinimą. Mes pristatome naujienas iš konferencijų. Tai aš tikrai turiu pripažinti, jog remiuosi šitos profesorės amerikietės parengta paskaita, kuri buvo pristatyta jubiliejinėme 60-ame Europos nefrologų kongrese. Ir iš tikrųjų, besidomintiems šitą temą, tai tikrai rekomenduočiau paieškoti šitos mokslininkės straipsnių, nes tikrai labai gražiai, labai struktūrizuotai pateikia ir visapusiškai nagrinėja šitą temą. Kalbant apie tą nuovargį, tai iš tikrųjų čia apibūdinimų gali būti labai labai daug ir tie pacientai galbūt nebūtinai skundžiasi tiesioginė to žodžio prasme nuovargiu, bet galbūt išsako jums kitus nusiskundimus, bet tai nereiškia, jog nekalbama apie tą patį. Tikriausiai labai čia svarbu suprasti ir nenumoti ranką šitų žmonių nusiskundimus, nes tai iš tikrųjų kalba eina apie jėgų to nebuvimą, tą nuovargį, kuris iš tikrųjų labai stiprus, visą apimantis, reikalaujantis labai didelių pastangų atlikti darbus, kurie mums atrodo labai įprasti. Ir kaip kalba minėta lektorė, taip pat psichoterapijoje dažnai apie tai daug ką kalbama, kad žmogui labai svarbu pasakyti, kad tu jį girdi, kad tu supranti, kad jis turi šitą nusiskundimą, kad tai yra labai dažnas nusiskundimas ir tas toksai supratimas, kad žmogus ne vienas ir dauguma žmonių jaučiasi panašiai, jiems jau šiek tiek padeda ir suteikia viltį, kad mes į tą nusiskundimą atkreipsim dėmesį ir kuo galėdami padėsim. O kalbant apie paplitimą, tai yra labai 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 dažnas nusiskundimas, yra padaryta daugybė studijų, tyrinėti žmonės labai įvairiose lėtinės inkstų ligos stadijose ir kiekviena iš tų studijų iš tikrųjų pateikia mums didelius skaičius, tai reiškia, kad net 2/3 ar net iki 3/4 žmonių tikrai pasisako, kad jaučia nuovargį, čia būtent lėtinė inkstų liga sergantys ir kai kurie jau dializuojami ir maždaug 1/4 žmonių pasakoja, kad šitas nuovargis yra ypatingai sunkus. Tai priklausomai nuo to, koks klausimynas ten buvo naudotas, bet tikrai bent jau 1/4 žmonių daugumos tyrimų išvada yra, kad nuovargis be galo stiprus. Tai kalbant apie tą paplitimą,
tai labai svarbu suprasti, kad skirtingi žmonės gali skirtingai apibūdinti tą nuovargį, kad tai yra labai paplitusi problema, kad netgi ketvirčiui gali būti tai yra labai stiprus nuovargis ar nelabai stiprus nusiskundimas ir galbūt net kiti objektyvesni, lengviau įvertinami dalykai, kaip ten koksai aukštas kraujospūdis, nebus tokia problema, kaip būtent tas nuovargis. Ir taip pat tikrai yra tokių irgi studijų atliktų, kad šitas nuovargio nusiskundimas koreliuoja su galima mirtimi, hospitalizacijomis dažnesnėmis. Tai koks tai bebūtų, atrodo, neapčiuopiamas nusiskundimas, jį reikėtų atkreipti dėmesį. Kalbant apie patofiziologiją, tai aišku, iš tikrųjų tų mechanizmų, kurie gali lemti nuovargį lėtinę inkstų ligą sergančiam žmogui, yra ne vienas ir čia aptarsim keletą jų. Tai kalbėsim apie deguonies transportą, apie sumažėjusią skeleto raumenų masę ir galimą skeleto raumenų disfunkciją, depresiją paminėsiu taip pat ir miego apnėją. Tai nieko nelaukiant, kalbant apie deguonies transportą, pirmiausia, tikriausiai daugeliu iš mūsų ateitų į galvą mintis, kad dauguma šių pacientų yra anemiški. Tai mes galim bandyti tvarkyti šitą ar ne dalyką, kad jisai toks apčiuopiamas, mažakraujystės gydymas. Gilinantis labiau, tai reikėtų dar ir paminėti ir tai, kad tokie žmonės, net ir turėdami santykinai neblogą hemoglobiną, gali turėti problemą dėl sumažėjusio deguonies pasisavinimo. Netgi ir tas oksigenuotas hemoglobinas tokių pacientų dėl metabolinių įvairių pokyčių organizme gali sunkiau atiduoti tą deguonį į organizmą ir yra duomenų, kad yra mitochondriniam iš tikrųjų lygmenyje tam tikri pakitimai. Toliau kalbant apie šiuos žmonės, neretai, ko gero, jie turės ir gretutinių ligų, širdies, kardiovaskulinių ar ne ligų ir dėl to, dėl širdies nepakankamumo, dėl padidėjusio periferinio rezistentiškumo, labai tikėtina, kad kraujagyslių sistema priešingai negu sveikesnio žmogaus neturės tos galimybės kompensuoti tą, pavyzdžiui, anemiją, ar ne? Ir tokie pacientai vėlgi yra labai dažnai acidozės būsenoje. Tai ši skaidrė rodo, pateikta diagrama rodo, kad iš tikrųjų šitie žmonės, kurie serga lėtinė inkstų liga ir jaučia tą didelį nuovargį, tai tikrai labai susijęs su laktato kiekiu, koncentracija organizme ir žmonės dirbdami sąlyginai nesudėtingus darbus, lyginant su sveika populiacija, daug daugiau prigamina laktato. Ir tas iš tikrųjų lemia, kad greičiau atsiranda raumenų nuovargis. Kalbant apie sumažėjusią raumenų masę, čia tikriausiai reikėtų daugiau atkreipti dėmesį į tai, jog iš tikrųjų tokiems žmonėms yra labai sustiprėjęs baltymų katabolizmas, yra eikvojami baltymai, energija yra eikvojama, yra, kaip minėjau, ta metabolinė acidozė ir visi šitie veiksniai lemia, kad žmogus, kurio organizme tarsi tokia užsikūrusi nuolatinė laboratorija, kur deginami baltymai, kuris iš principo tikėtina apskritai turi mitybos nepakankamumą, kuriam nuolatos vyksta lėtiniai uždegiminiai procesai, ilgainiui vystosi tų raumenų masės sumažėjimas. O jeigu raumenų masė sumažėjusi, tai vėlgi taip tikriausiai akivaizdu, kad fizinės būklės pablogėjimas neišvengiamas. Man įdomus pasirodė, galbūt aš naivi, bet man tiesiog įdomi pasirodė šita vieta apie sarkopeniją ir hiperfosfatemiją. Tai pasirodo, kad yra irgi versija tokia, kad padidėjusi fosforo koncentracija mūsų ląstelėse lemia tai, kad šitas intraląstelinis fosforas jungiasi su kalciu, o kalcis yra labai būtinas, kad raumenys susitrauktų tinkamai, kad būtų apnuogintos atitinkamos raumenų dalys ar ne, tos tam tikros fibrilės, kad raumenys susitrauktų efektyviai. Tad mes dažnai su pacientais kalbėdami apie hiperfosfatemiją minim ar ne to niežulio mažinimą, galbūt ilgainiui apie skeleto, apskritai kaulų ar ne tankio mažėjimą, bet mažiau tikrai kalbame apie tai, kad tai lemia ir tą raumenų silpnumą. Tai man pasirodė šitą įdomi dalis. Toliau
apie tokius dalykus, kur mes mažai tikrai, manau, mąstome, apie depresiją. Depresija vėlgi atitinkamus naudojant klausimynus patvirtintus universaliai, kurie aukso standartus atitinka ir tikrai patvirtinti, kaip diagnozuoti depresiją, tai čia vėlgi studijos tarpusavy nesipyksta ir teigiama, kad maždaug 5% lėtine inkstų liga sergančių pacientų turi depresiją ir neretai klinikinę depresiją. Sąsajos tarp vėlgi lėtinės inkstų ligos, nuovargio ir depresijos yra tokios akivaizdžios, nes pats nuovargis yra kaip kriterijus nustatyti depresiją. Bet yra manoma, kad yra tikrai daug tokių gilesnių sąsajų, vėlgi kalbant apie tą mitybos nepakankamumą, lėtinį uždegimą. Atlikti tyrimai, kad aukšto jautrumo C reaktyvinis baltymas, jo išmatuojama koncentracija koreliuoja iš tikrųjų su nuovargiu ir somatiniais tais depresijos simptomais, negebėjimu atlikti vėlgi labai paprastų fizinių užduočių arba tos užduotys pareikalauja labai didelės energijos sąnaudų. Dar kitas momentas yra miego apnėja arba obstrukcinė miego apnėja. Tai vėlgi mes dažnai tikriausiai apie tai pagalvojame, kai matome žmogų, kuris turi tam tikrus kažkokius anatominius ypatumus arba žmonės, kurie yra nutukę. Ir rečiau pamastome apie tai, kaip lėtinė inkstų liga ir vėlgi dėl jos pakitę tam tikri metaboliniai procesai lemia tai, kad vystosi organizme ta pati minėta metabolinė acidozė, vyksta dėl jos hiperventiliacija, hiperkapnija, ar ne, ir yra veikiami tie hemorefleksai, sutrikdomas miegas, atsiranda ar ne miego tos pauzės, toks tikriausiai mums labiau suprantamas procesas, tai hipervolemijos nulemta miego apnėja, kuomet labai išsiplečia kaklo kraujagyslės, bet iš esmės šiaip miego apnėjos vėlgi diagnozė tarp lėtinė inkstų liga sergančių pacientų yra ganėtinai dažna, yra pateikiami net 40–60% tokie skaičiai, o drįstu teikti, kad mes tikrai labai nedideliai daliai žmonių įtariame miego apnėją, miego sutrikimus ir retai nukreipiame pas specialistus. Įdomu tai, kad aišku, inkstų funkcijos sutrikimai šiuo atveju sukelia tos miego sutrikimus, miego apnėją, dėl to žmogus vėlgi jaučia mieguistumą, energijos stogą, fizinio aktyvumo sumažėjimą, pablogėja kognityvinės funkcijos, tačiau taip pat yra duomenų, kad vyksta procesai ir atvirkščiai, dėl tų pačių miego sutrikimų ir nuolatinio nuovargio organizme. Gali būti, kad inkstų funkcija iš tikrųjų metai iš metų irgi dėl to blogėja, nes iš tikrųjų ta pati miego apnėja sukelia hipoksiją organizme, didėja kraujospūdis, endotelis yra pažeidžiamas, nuolat aktyvinama simpatinė nervų sistema, vyksta oksidacinis stresas ir yra tikrai nustatyta inkstų ląstelių pažeidimas histologinėme lygmenyje. Tai vėlgi kalbant apie patofiziologiją, čia tik paminėti keletas iš mechanizmų, dėl ko gali įsivystyti, ar ne toksai labai stiprus nuovargis mūsų pacientams, bet tikrai pripažinkime, kad nėra to vieno ir aiškaus atsiradimo nuovargio atsiradimo mechanizmo, bet minėta tai galėtų būti anemija, kardiovaskulinės ligos, baltymų energijos eikvojimas, acidozė, hiperfosfatemija ir tai gali turėti iš tikrųjų įtakos skeleto raumenų disfunkcijai ir mes, kad ir esam nefrologai, vis dėlto reikėtų pagalvoti apie depresiją ar tą pačią miego apnėją ir jeigu ne patys imtis ar negydyti, tai nukreipti specialistui. Kalbant apie gydymą, čia irgi atrodo daug šnekėjo ir žmonės vėlgi skųsdamiesi nuovargiu, mažiausiai tikriausiai, ką nori išgirsti, tai patarimą sportuok daugiau. Judėk daugiau, bet iš tikrųjų vėlgi daugelis tyrimų patvirtina padidinto fizinio krūvio naudą. Tai tas vėlgi padidintas fizinis krūvis mūsų pacientams, tai gali būti labai nedideli krūviai, fiziniai krūviai, bet svarbiausia, kad žmogus pradėtų judėti daugiau negu judėjo įprastai, galbūt
pirmiausia pradėti vaikščioti. Iš tikrųjų yra tyrimai, kad ir tiek kardio pratimai, tiek ir pratimai su svoriais turi įtakos ir pagerina tuos nuovargio įverčius. Ir čia keletas tokių studijų apie tai irgi pasakoja, kad ir net kelių minučių sąlyginai tikrai nedidelis laikas, kuomet žmogus yra raginamas vaikščioti, pagerina kelių savaičių ar kelių mėnesių bėgyje tuos nuovargio įverčius. Tai judėti, krūdėti, pradėti nuo trupučio, jeigu įmanoma didinti tą savo ištvermę, tai iš tikrųjų tyrimais įrodyta nauda. Anemijos gydymas, tai vėlgi čia nieko naujo tikriausiai nenustebinsiu, nieko naujo nepasakysiu, bet vienas iš būdų, tai aišku, skirti mūsų pacientams dopingą, ar ne? Tai esam kalbėję ir anksčiau, kad galbūt reikėtų peržiūrėti tuos tikslinius hemoglobino rodiklius, ko mes siekiame, nes yra duomenų iš tikrųjų, kad tiek pat su darbo poetinu, kad siekiant didesnio hemoglobino galim tikėtis geresnių nuovargio tų įverčių, žmonės mažiau jaučia to nuovargio, kuomet hemoglobinas jų yra aukštesnis. Taip pat yra atliktas panašus tyrimas su dabrodustatu, tai yra peroralinių vaistų skirtų vėlgi gydyti anemiją. Tai irgi parodėt, kad vartojant šitą preparatą, didinant hemoglobiną, irgi žmonės vis dėlto vertina savo nuovargį su laiku kaip mažesnį. Kalbant apie organizmą šarminančius preparatus, jeigu kalbėt apie metabolinę acidozę, duomenys yra prieštaringi ir kai kurie tyrimai teigia, jog pagerėjo žmonių nuovargio tas vertinimas, kai kurie tyrimai sako, kad nepasikeitė, bet iš esmės minėta pranešimo pradžioje lektorė tikrai teigia, jog nėra ko gero prieš parodymų skirti tuos šarminančius preparatus, bet jie ko gero nepakenks ar padės, galbūt. Tai čia paliekam kiekvieno iš gydytojų sprendimui. Tuo tarpu depresijos gydymas, tai irgi nemažai tyrimų apie tai atlikta. Tai tikriausiai nieko nenustebins, kad vienas iš tyrimų galėtų būti lyginant žmonės, kurie negauna antidepresantų su tais, kurie gauna antidepresantus. Tai panašu, kad serotonino reabsorpcijos inhibitorius sertralinas lyginant tą grupę su žmonėmis, kurie antidepresanto negavo, vis dėlto panašu, kad gydymą gaunantys vėlgi savo nuovargį vertina gydymo fone kaip mažesnį. Taip pat buvo atliktas tyrimas vertinant kognityvinę elgesio terapiją ir antidepresantus. Tai čia šituo atveju vėlgi antidepresantas kaip ir laimi, bet šitas tyrimas neturėjo tokios placebo grupės, todėl vertinamas šiek tiek kritiškiau. Tai iš esmės, grįžtant prie to paties, tai kaip bebūtų galbūt keista ar mums patiems, bet mes tikriausiai turim peržengti tą barjerą savo viduj ir tada pacientams apie tai kalbėti, kad geriausia šiuo metu, ką galima pasiūlyti, tai vis dėlto yra fizinis aktyvumas, kas mūsų galioje tikriausiai visą laiką siekti to, kaip įmanoma geresnio hemoglobino rodiklio, ar ne, galbūt ne tik skiriant eritropoeziją stimuliuojančius faktorius, bet ir iš patirties dažniau išsitiriant, ar užtenka kažko ar kito, ar ne, ar geležies preparatų, folio rūgšties B12, ne tik siekiant gero to tinkamo rezultato, bet ir turint viltį, kad dėl to žmogus pasijus geriau. Minėti organizmą šarminantys preparatai už ir prieš, depresijos gydymas ir aišku miego apnėjos gydymas. Labai gražus irgi paveikslėlis visą apimantis, kad išvada galėjo būti tokia, kad mes imamės visą, ko galime, ar ne, kad palaikytume kuo geriau sergančio žmogaus homeostazę ir tuo tarpu karts nuo karto jam primename, kaip svarbu kiekvieną dieną pajudėti ir galbūt kiekvieną dieną nueiti vis daugiau. Tai žinutė į namus, nuovargis labai dažnas nusiskundimas mūsų pacientų populiacijoje. Dar kartą tikriausiai pabrėžti norėčiau, kad reikia žmonėm pasakyti, kad jie toli gražu ne vieninteliai, kurie taip jaučiasi ir labai labai daug žmonių taip jaučiasi. Jie tada jaučiasi išklausyti, tokie ne vieniši galų gale.
Reikia nepamiršti, kad yra daugybė galimų priežasčių, dėl ko išsivysto tas nuovargis. Sakau, netmetat galimybių, kad tai yra visiškai gyvenimiškos situacijos, kurios taip pat blogina tą būklę, ar mes, kurių tikėtina niekaip neišspręsim, jau darbo sąlygų, ar ne, ar ten kažkokių šeimos niuansų. Bet ką galim gydyti, raginu gydyti ir didžiausia tikimybė dar kartą, kad padės fizinis krūvis. Ačiū Jums labai.